jai ten kokie 40 metų, jinai verslininkė, jinai puikiai atrodo, graži figūra, sportuoja, gerus namus turi. Ir aš suprantu, kad, aš gal net tiek neturiu. Ką aš jai galiu pasiūlyti, tarkim, ir jinai jau vaikų gal nenori, nes jinai jau 2 vaikus turi. Ir tada, ir aš galvoju, kuo ją sužavėti kaip vyrui. Tokią moterį nustebins tik tikra nuoširdi partnerystė, bendravimas. O kas po tai žodžiai slepiasi partnerystė? Partnerystė tai reiškia komfortiškas gyvenimas. Moteriai tai yra, kad nesugriauna jos dienotvarkės, nesugriauna jos planų, nepakenkia jai gyventi. Tai reiškia, kad čia yra ta partnerystė, kuri papildo ir duoda kažkokias emocijas ir jausmus, bet teigiamus išgyvenimus. Tokia moteris susižavės tuo vyru, kuris jai pasiūlys tą nuoširdumą, atvirumą. Žodžiu, daugiau apie jausmus, ne apie materialius dalykus. Nes jau patikėk manim, jau tokia moteris, kuri 40 turi Porsche ir ten 2 vaikus ir ten jau, kaip sakyti, gerai stovinti ir dar sportuojanti, tai jau mačius gyvenime daugą. Ir ją mažai kas kuo jau nustebins. Ją gali nustebinti tik tai iš tiesų nuoširdumas, paprastumas ir atvirumas vyram. O ko vyram kartais neįmanoma padaryti. Nes atviriam ir nuoširdžiam būti reiškia būti silpnam. Buvo šiaip vienos moters labai geras klausimas. Jinai norėjo sužinoti, kada yra tinkamas laikas jau pranešti apie tai, kad turi vaikus. Iš pirmo karto, per pirmą pasimatymą pasakyti. Jau... O kodėl reikėtų slėpti, aš nematau priežasties. Normaliam, sveikam, psichologiškai sveikam vyrui vaikai niekada nėra kliūtis ir niekada nebus. Kaip tik galbūt netgi bus privalumas kai kuriais atvejais. O bijoti pasakyti tokį dalyką, čia tas pas, kaip bijoti pasakyti, kad tu koją turi. Nežinau. Nereiktų šito slėpti, nei vyrui, nei moteriai. Ne, tikrai nereikėtų. Nes šiaip po to gali būti tikrai toksai net atmetimas, nes, kodėl, kam melavai. Kam nesakei. Čia toks svarbus dalykas yra. Šiaip nes galbūt vyras ieško atvirkščiai merginos visiškai be vaikų ir jam tai bus vienas iš pagrindinių rodiklių, arba moteris. Aš net žinau, turiu savo tarpę draugę, kuri, beje ir mano draugė, su kuria esu santykiuose, jinai sakė, jinai visą laiką žiūrėjo į vaikiną, kuris neturėtų vaikų, nes jinai nenorėjo vyros su vaikais. Jai buvo vienas iš rodiklių. Tai jeigu įsivaizduoju jos vietoje, jinai sužinotų ten ties 5, 6, 7 pasimatymų, kad turi. Tai jai toksai būtų turbūt, toks, kur, žinai, turėtų jau tada, tai gal būti ar nebūti. Aha, tai toks melas nelabai. Taip, aš mamai pasakyčiau visiems, tie, kurie klauso, paklausti tai, kas yra svarbu ir aktualu jum, asmeniškai. Nebijoti paklausti, kas yra svarbu ir aktualu per pirmą pasimatymą. Nes kitam žmogui net nekiltų klausimas paklausti, ar tu turi vaikų. Jam visiškai galbūt net nesvarbu. Tiesiog nebijoti paklausti to, kas yra svarbu. Kas yra aktualu, pavyzdžiui. Ar tu ten planuoji kažkur tai persikelti? Jeigu tu planuoji kažkokią kelionę persikelti į kitą valstybę, tai tu ir paklausk, ar tu neplanuoji, pavyzdžiui, pakeisti gyvenamąją vietą, šalį. Tiesiai šviesiai ir paklausti. Jeigu draugautumėm. Taip, ar tu kraustytumėsi. Taip, ir paklausti tiesiai šviesiai tokio klausimą. Pavyzdžiui, ar tu planuoji šeimą? Ar tu norėtumai vaikų? Tau, jeigu aktualu yra sukurti šeimą. Neišgąsdintų per pirmą pasimatymą toks klausimas, ar tu norėtum vaikų? Ne, jeigu man yra aktualu, jeigu aš ieškau žmogaus, kuris ieško šeimos ir vaikų, tai kodėl man nepaklausti tokio klausimą tiesiai šviesiai, nes man tai svarbu yra. Man svarbu, ar žmogus, pavyzdžiui, neturi kažkokių priklausomybių, tai aš ir paklausiu, ar neturi priklausomybių. Galbūt paklausčiau, ar koks tavo požiūris apie priklausomybės, ką tu apie tai galvoji. Tiesiog, nepaklausti, ar tu, o tiesiog, ką tu apie tai galvoji. Kaip diskusija, padiskutuoti tiesiog to klausimą. Atviras klausimas, kur tu gali leistis į diskusiją ir stebėti, kaip žmogus reaguoja, kaip jis atsako. Labai daug ką, tu gali jau susidaryti portretą žmogaus per pirmą pasimatymą. Ar tu norėsi ją antrą? Tai gal galėtum tada patikslinti, kogi visgi vyrai dar iki galo nesuvokia, ko nori moteris ir kokias jie daro esminės klaidas, bandydami įtikti to moteriams. Taip, ribos tai yra, kada tu nejauti, kada žmogui rašyti, kada nerašyti.
Nu, kaip pavyzdys, jeigu rašom, kad aš esu užsiėmus ir dirbanti, nu, tai tu nerašyk ten 6 kartus per dieną, ką tu veiki, kur tu esi ir kodėl tu man netrašai. Nes yra tokių, kur tiesiog, nu, nesuvokia. Kitas dalykas, jeigu mergina pasakė, kad nepasiruošus intimiems santykiam, nu, tu ir nespausk ir nelysk. Nes jinai nepasiruošus, jinai kada norės, tada tau duos, nu, ženklą ir signalą, jeigu jinai norės aplamai su tavim kažko. Tai reiškia, kad, nu, nelysk tu prie jos, nes tu nepažįsti. Ar jinai tavęs nori, ar ne. Nu, tą distanciją, nu, šiek tiek laikyti, kad neperžengti jos asmeninės ribos. Nes tai labai svarbu yra. Nes daugelis po to galvoja, kad čia tik su manim tik tai intimių santykių nori, arba čia aš tik tai dėl vieno reikaliuko tik reikalinga. Taip pat labai svarbu galantiškumas. Ar aš atidarau duris, ar aš ateinu su gėlėm. Daugelis moterų tikrai, nu, nemėgsta gėlių. Ir tas... Nemėgsta? Nemėgsta, tikrai nemėgsta gėlių. Daugelis moterų tikrai nemėgsta gėlių. Wow, geras. Taip. Tai čia mes nesąmonę darom, kad dovanojam gėlės? Ne. Kai kuriom patinka, bet galima paklausti, ar tu mėgsti gėlės ar ne. Ir neiti pasimatymą, kad, ten mano buvusiai patiko gėlės, tai aš dabar jai nešiu gėlių. Geras, šito tai niekada nepagalvojau, kad gali tai būti. Taip, nes iškart kai kuriom gali sėtis, kad, nu, lemba kažkoks čia, nekoks atėjo su kažkokiam ten gėlėm, nei man reikia tų gėlių, nei ką, ir išmeta jas. Taip, yra, tiesiog, kad, nu, paklausti, ar tu mėgsti gėlės, neiti pasimatymą su gėlėm. Nes gali būti atvirkštinis variantas, kad bus visiškai, nu, ne į temą ir, kaip sakoma, dar pasijuoks po to, čia atėjo su gėlėm. Sena, madiškas kažkoks. Taip. Cario Riuriko laikų. Taip, atėjo čia su gėlėm kažkoks, čia neaiškus. Čia apie mane. Okay. Na, bet paklausti reikia, nes tikrai ne visom patinka gėlės. Gerai. Geras pastebėjimas, įdomu. Taip. Gerai, kas dar? Čia paspausiu, kur skauda kai kuriem. Nu, tai gerai, taip ir reikia, žinai, tai bent jau atsisuks į save pasižiūrės. Nu, taip. Nu, kitas dalykas – pasižiūrėti savo automobilį. Nu, pykim, nepykim, bet tai yra labai svarbu moterim. Nu, vis tiek, kad būtų tvarkingas ir švarus. Jeigu atvažiuoja... Aš jau pagalvojau, kad būtų bent jau Porsche'as, žinai. Ne. Jeigu jau atvažiuoji tu susitikti, nu, ta prasme, arba jau ten ruošiesi, kad ten kažkur tu paveši, dar kažką, nu, tu bent jau išsivalyk automobilį. Ten nepasidaryk ten šiukšlinės, arba ten jau, kaip sakyti... garažiuko ten automobilė, jau biškai apsitvarkyk, nes tikrai paskui nemalonu ir gėda gali būti. Bet man atrodo, vyrai yra atvirkščiai. Momentas. Aš neįsivaizduoju, turbūt retas vyras, kuris automobilio neprisižiūri, tada vyrai susimkėt, nes šiaip dažniausiai moteris atvirkščiai iš vyrų juokiasi, sako, tas automobilį labiau prižiūri negu mane ar namus. Sako, jau automobilis iščiustytas būna, tai iki kiekvienos detalės. Nu, dažniausiai, stereotipas toks yra. Bet yra tokių, kurie turbūt... Bet yra tokių, kur tikrai, ta prasme, nesičiustina, arba, pavyzdžiui, nu, tiesiog, nu, apsikuitęs yra. Kitaip pasakysim, pribezdėjo, o po to pakvietė dar pavežti. Taip. Į dujų kamerą. Tai geriau jau susitvarkyti, arba iš vis pasiūlyti, kad, nu, gal tu grįžk pati kažkaip tai su taksi. Iškviesiu taksi. Taip. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.